Sveiki, draugai, turime jums gerą žinią, kad spurgos gali būti ne tik tai saldžios. Nesupratau, kad stalo pas mus yra net 7 ingredientai, kaip netikėtai 7 ingredientai. Ir šiandien Martynas sugriaus mitą apie spurgas ir parodys, kaip galima pasigaminti nesaldžias spurgas. Taip. Kuriomis mėgausimės prie gardžių gėrimų arba dar gardesnių kitų patiekalų. Prie gėrimų savaitgalį. Tai savaitgalį vėl mes švenčiame kartu. Tai lauksime iš tavęs kažkokių tai žinių. Aišku, turbūt tos žinios pačios pirmos pasieks mūsų nosį. Nu, taip. Galiu sakyti taip. Tai papasako kažką plačiau apie savo patiekalą šiandien. Iš tikrųjų, labiau, toks patiekalas atspindės Italiją. Bus vartojama rikota, mozzarella, prosciutto kumpis, kietasis sūris, parmažiano. Tiesiog kietas. Lietuviški, citrina, nežinau iš kur. Tai tiek, iš tikrųjų gal pradėsiu ruošti tą patiekalą, jūs įvertinsit. Skubom, draugai pas mus irgi ateina, gimtadienį šiandieną, taigi pasistengsim labai greitai viską padaryti, ne Martynai? Taip. Viskas, paliekam tave ramybėj. Iki. Sėkmės. Jums reikės rikotos, mozzarellos, kiaušinių, citrinos žievelių, ne citrinos, prosciutto kumpio, kietojo sūrio, kokį mėgstat, šiuo atveju aš džiugą vartoju, ir džiūvėsėlių. Taigi, pirmiausia, susmulkinsim kumpį. Aš įpjaustysiu smulkiais kvadratėliais. Šitas receptas žiauriai skanus, iš tikrųjų. Mano mergina dėl šitų spurgyčių alpsta. Kumpį susmulkinau. Dabar imu virtuvinį kombainą, bersiu visus ingredientus ir sumalsiu iki vientisos masės. Beriu kietąjį sūrį. Pasmulkinu mozzarellą. Dedu rikotą. Atskirsiu kiaušinio baltymą nuo trynio. Tik man geriau dubenėlis. Mums reikės trynių, o baltymus tiesiog į baltymus išplaktus apvaliosime paruoštas spurgytes, paskui džiūvėsėlius. Taigi, suberiam džiūvėsėlius ir viską sumalam iki vientisos masės. Taigi, paruoštą masę subersime į indą, tarkuosime citrinų žievelės ir maišysime kumpį. Tikrai žiauriai geras receptas. Įtarkuoju citrino žievelės. Čia iš tikrųjų gal šitose spurgytėse ir yra paslaptis citrino žievelės, nes žiauriai kvepia. Ir tinka iš tikrųjų prie balto vyno jos, šitos spurgelės prie balto alaus. Taigi, tarkavau citrino žievelę, įberiu kumpį, juodųjų pipirų. Ir druskos, truputį. Nes iš tikrųjų sūrus sūris, tai kumpis nereikia persistengti su druska. Nu ką, visą masę išmaišau ir formuoju spurgytes. Pats nemaloniausias dabar darbas, bet rezultatas bus žiaurus. Bus žiauriai skanu. Pažadu.
Ir kaip visada mes ateinam draugų į pagalbą, lygiai taip pat kaip ir jūs savaitgalį turbūt prisikvietę didelę kompaniją žmonių, kažką tai galite dirbti ir daryti kartu. Martynai, laukiu tavo komandos. Taigi, aš nusiplausiu rankas, išplaksim baltymus, atsinešim dar džiūvėsėlių, formuosim spurgas, dėsim į kiaušinio baltymą, voliosim džiūvėsėlius ir kepsime. Supratau. Žiūrėkime, Martynai, mes turime prieš tai laidą filmavome ir užmaišėme džiūvėsėlius su miltais. Ar mes galėtume panaudoti šitą mišinį? Galima labai. Dar geriau, nes iš tikrųjų netaip sudegs džiūvėsėliai ir bus šviesesnės spurgytės, tokios aukso spalvos. Tvarka. Vyks, liaudiškai tariant, paniravimas. O, kokią spurgą padarė didelę. Čia Alfui, jisai valgo labai daug Labai ir kiek. pastoviai, galima sakyti. Tai Iš tikrųjų reikia. Dėl Alfų, didelės spurgos. Valiojam į džiūvėsėlių ir miltų mišinį. Ir dar kartą pavoliojam gal į kiaušinį. Dvigubą paniruotę. Dvigubą paniruotę, taip, reikalinga, aš matau. Opa. Truputį jos išsiputė, bet žiauriai gražiai. Jeigu reikėtų turbūt daryti apklausą mūsų žodyno, tai žodis žiaurus turbūt būtų pakankamai dažnas. Bet su žodžiu žiauru mes sakom, kad tai ypatingai skanu. Aš nenustepčiau, jeigu vasarą Basanavičiaus gatvėje nebebūtų sūrio spurgų, o Martyno parodytas variantas. Nes tikrai gerai atrodo, pažiūrėsim, koks jis skonis, aišku. Mėlyjei verslininkai, mes turim jums puikų pasiūlymą. Iš tikrųjų, šios puikios spurgytės galėtų būti naujas atradimas lietuviškoj Palangoj. Aišku, užsienietiška Palanga gal nelabai būna. Nu, Palanga visur yra Palanga, žinai. Bet aš siūlau gerai. Nu, aš tai palauksiu, žinokit, kol pradės. Kodėl? Eik, tu liežuvį nusidegins 100%. Kvepia citrina. Jo, dabar kvepia. Bet turbūt ir turi tos spurgos kvapą. Nors tos spurgos kvapą turbūt tos to kepto riebalo, varškės, turbūt rikotą duoda, tokia varškės duoda. Citrino žievelės negailėkit. Kas jau yra žmonės? Aš tikiuosi, kad ir jums taip visiems atsitiks. Taigi, būkite atsargus, gaminkite, pardavinėkite Palangoje. Be abejo, labai skanu. Gustavai, linkėjimai tau. Taigi.